Šiandien dienai. Pasidariau savo kavos. Taip, tai galim registruoti po 10:05, 11:20 arba 11:45. Gerai, ir ką? Pradedam analizuoti dienos pacientus. Pritūpimus daryk. O, galiu pritūpimus daryti? Galiu. Gerai. Tai daugiau nieko. Pasiau pritūpimus. Ne, reikia man iš tavęs maks 1 arba 2 kadrų ir tada iš Gabrielės. Nežinau. Saulė dar bus, nepamiršk. Tai iš manęs vieną tada, gerai? Padarom 2. Padarom vieną. Vis tiek gražiai atrodo. Padarom vieną. Sveikit. Kiti jaučiasi. Šviesos dar nedega, dar darbas neprasidėjo. Va. Man reikia... Jūs čia dokumentinį filmą kuriat? Taip, čia bus dokumentinis filmas. Trišiam. Trišiam. Nu. Tai ką? Tiesiog aš tave filmuoju. Tu praeitama, ten kažką visiškai natūraliai turi, nežinau, Rengenas dabaiginėjimas. Čia mūsų stotelė, kur vertinam nuotraukas. Koridorius. Valgomasis. Ir dar mūsų yra sandėliukas. Čia dar daroma, bet jau irgi po truputį baiginėjama. Tai va, mėgstam atsinaujinti. Pats ar niekur tik tais YouTube ir kiek įmanoma. Laikraščius ir Delfi. Laikraščius visur jo. Bet niekur daugiau. Nieko asmeniško. Instagram'e jos tikrai beveik nebus. Molį, dolį, molį. Palauk, iš naujo darom. Tai nestabdyk. Aš nestabdau, gerai, dabar, palauk, žiūrėk, va taip va. Nes aš čia dabar, mes čia kaip čia stovim. Antras dublis. Molį, dolį ir ką, mes turime 2 draugės ir pradėsime nuo vienos. Turėjo būti 1 pacientė, atvažiavo 2 pacientė. Iš vakaro susirgo ir labas. Galiu pasakyti dabar? Gali. Dar sakė perduot, kad doliai yra ant kairės arba dešinės ausies irgi darinys kažkoks. Dolė. Tai įmam pirmą, ką mes daugiau žinome apie molį, o po to darysim viską, ką ko nežinom tą su dolį. Gerai, ačiū informaciją perduot. Tai va, kartais informacija ateina jau pacientui atėjus čia, o klientui išeis. Žiūrėk, tai mes tada biškit šitą mergaitę namuose keliant, sakė, suskausta. Visą laiką gyvūnai, žinot, ką klinikoje daro, jaučia įtampą, niekada neparodys, kas jam yra skausminga. Nes namuose keliant, sakė, sucipia, o čia mes galime kilnoti, galime kojytę skaudančią judinti, bet mūsų mergaitė bus pilnai susikaupusi, taip, nes tu jautiesi įsitempusi, tai dėl to neparodai, kas mums skauda. Gerai, tai mes su šito šuniuku truputį darome minimalią pertrauką, nes vienu metu 2 tikrai pažiūrėti neįmanoma. Ir mes žiūrėk, šitą tada mergaitę, nu tave vargšiukė susigūžusi, nu band. Tada mes gal ją ant stalo pasiemam. Tu pabūk, pažiūrėk, kad draugė tavo darysime. Ir... Nu, keista. Čia dabar mes turime dolį. Aš vis tiek maišau, tai dolį molį. Čia, o ne molė čia? Molį. Čia molį. Dar nagus prašymą. Kam? Dar nagus prašymą. Dar papildoma informacija atėjo, tai dar nagus kėdu. Tu jeigu gali pabūk čia, nes tu dar kažką ateisim. Tai kuriai dabar nagus nakėt? Doliai, nes tas. O kur yra dolį? Kur yra Tai dolį? jūs man pasakykite. Man atrodo, čia yra. Ne, čia yra molė, čia yra dolė. Sakė, molė jaunesnė. Dabar aš jau susimaišiau, to aš galėsiu pasakyti, čia yra dolį. Taip, molį yra tenais. Nes molį reikia daryti rengeną. Tai molį yra ten, čia yra dolį. Įsiaiškinau, svarbiausia procedūrų nesumaišyti. Mes turim tokį labai nedidelį guziuką ant ausytės. Ir šeimininkai labai šaunus dėl to, kad pastebi mažus pakitimus. Nereikia laukti, kol jie bus labai dideli. Na va, žiūrėkit, mes čia jeigu rastume. Kur čia? Čia dar reikia kartais ir paieškoti. Aha, va. Va. O, štai. Štai. Čia, jeigu matosi gerai. Plaukus dar į šoną.
Ir pabandysim įsiaiškinti, kas čia per problema. Gerai, tada mes dabar netą prilaikyk, aš užsišaldysiu tą vietą. Nu, susikaupus to. Dolė? Čia yra dolė. O nagus ką nukirpti? Šitai. Šitai. Aha, kas čia vyksta? Nagus kaip kirpti. Labai gera pamokėlė dėl to, kad čia yra 5 nagas, kuris niekada nesiliečia su žeme ir jisai eina išorėje ir gyvūnai jo nestato ant žemės, todėl jisai visą laiką labai lengvai augantis yra. Matosi raudonas gyvūnis, kerpame baltą zoną. Daugiau kirpti negaliu, nes matosi iš karto, kad šuniukui tada jau kraujuos. Ant juodo nago yra daug sudėtingiau pamatyti tą dalyką ir šiek tiek iš šono gal matosi tenais. Kerpam vėl patį galą. Ir taip po truputį einam per visus. Va, šitą nagą irgi matosi labai gerai. Va, kur raudona iki šitos linijos gyvūnis, o kerpam galą. Kotryna? Kažko galvoju, kada reikia, nesigalvoju ko. Instrumentų, pamėgau išsiuosti. Skalpelis. Skalpelį paėmiau. Labai maža kurelė. Daiktų kalatą. Va, kokie ilgi. Sankti, tai nagai. Ilgas irgi sėvatys. Reikia būtinai nutrumpinti, nes jisai prie žemės niekaip nesiliečia. Ir kitas, aišku. O šitai reikėtų daugiau nusiskirti nemanai. Augintinis vieną kartą ar kelis kartus namuose sucipia, kaip ir minėjau, klinikų gyvūnai jaučia stresą, gul, dar atsigul. Ir jie niekada mums neparodo, ką jiem gali skaudėti. Dabar visą koją išsičiupinėjau, bet jinai man jokio skausmo nerodo. Padarysime dabar rentgeno nuotrauką, įvertinsim kojytę, dar įvertinsim krūtinės ląstą ir pasižiūrėsime, kas dar gali būti. Aš čia dar visi spaunėjai, bet kaip ir žmonėms gali būti, kad nervų šaknelių uždegimas gali duoti tokį pavienį skausmą. Bet kuriuo atveju šunį turime šiandien idealų. Nes žiūrėkit, kaip augintinis guli. Aš nieko laikyti net nereikia man, va, kojytę tik ištisiu, šaunuolė. Nu, va, viskas. Jokio streso daryti rentgeną. Čia. Papilijonas. Kodėl užrašyta mišrų? Ai, ir užrašyta mišrų. Ausis tos tokios, tin. Užės nusileidžiu. Ko tu kaip bijau, biškė. Kiek tau sveri, pona? Tiksliai. Oho. 8. Ne, 5. Tai.
Drėda visas. Čia tas kojas susidėjai. Iškvėrima. Nu, bet čia tai nieko labai baisaus, sakykime. Ne, netrodo, kad kažkas būtų čia labai blogai, tai 12 pirštai. Bet imsiu mėginį iš abiejų. Ir išskrendžiu iš 12 pirštis. Nu, laukiat? Praėjo 15 minučių. Kiek praėjo? O kiek? Praėjo 15, tai turbūt reikia kartuoti. O kiek lašų gavo? 4. Ai, tai daug. Nu, nepykina tavęs, grietinės mėgėjau. Tai visą pakelį suvalgė? Nežinau, aš vis čia taip gaunasi laukia. Aha, jau pykina. Jau kažkas vyksta. Mhm. 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 Aha. Lašinamas lašas, norint sukelti augintinį vėmimą. Tai užtenka po kelis lašus. Nu, šiuo atveju po vieną lašą lašinam, laukiam, kol vėmės arba nevems. Užsispyrė senolis. Atėjęs nepykina, ką? Diun, diun. Baisiai grietinė skani buvo. Reikėt su jais. Su Džesi reikia Jo, čia su Džesi. Bet čia jūsų kolektyvui nuo Džesytės. Nu, supratau. Ir iš šito, iš Gineso rekordų knygos. Ten kažkas viduje, ne? Taip. Nu, tai mes Bet vėliau mes- pažiūrėsim, ar... Kaip tik tai norit. Gerai, tada mes pasižiūrėsim visi. Po vieną. Pasižiūrim? Nu, galim dabar pasižiūrėti. Galim dabar pažiūrėti. Galit. O yra kur nors Kad būtų kokia... paprasčiau, tai apačioj tik tai smūkiauti apatinę dar ir tada nusėmą, nes čia dėžiai. Ai, reikia pjaut Apačinė, jo. apačią. Apačioj ir tada jisai nusims. Tai ko čia toks sunkus dar? Ne per viršų eit. Galima ir per viršų. Nu, atėm per viršų, bus paprasčiau. Žiūrėsim, kas čia. Nustebinat jūs. Čia dėžiai. Čia dar viena dėžė, ne? Ten dėžiai, tai galima. Bet nejuda. Oi, čia koksai geras, nu. Ką? Turbūt taip galima kelt, ar ne? Nu, ateik, vaikelį. Va. Geras, ką? Eik tu savo. Čia iš medžio? Čia iš ąžuolo. Oho. Nu, geras. Nu, nustebino. Įkvėpti gyvybę. Eik tu savo. Čia da jūsų darbas gal, ne? Čia kartu su kolega, kuris yra Gineso rekordų knygoje, lietuvis. Iš tikrųjų, ne? Jo, čia per parodą mes praeitais metais darėm. Tai va, Skaito žinutės. Susikaupimas. Aš skaitau jo žinutės, tiksliau bandau daryti tokį ir gydai, tada kažką skaitai, analizuoji, tada vėl ir yra kantrybės, žinokit, reikia, bet vyrai to nelabai sugeba iš tikrųjų daryti ir aš galiu pripažinti ir man sunkiai kartais sekasi daryti viską vienu metu, bet dabar einame daryti jums filmuką apie erkių ligas.